bijo net ne menopauzės, o bijo tapti nematomos ir tos nurašytos. Ir jos patenka į tokį neseksualių, neįdomių, negražių moterų klubą. Jeigu tik pripažįsta, kad man menopauzė, lyg tai duris atsidaro ir ten visos ten susėdusios. Perimenopauzė gali prasidėti ir nuo 35 metų. Jinai dabar anksčiau ir anksčiau prasideda. Kas yra smegenų rūkas? Truputį praplėskit, nes kai kurios gal nežino šito termino. Šiuolaikinė pakaitinė hormonų terapija ir vietinė estrogenų terapija, jinai patvirtinta, kad yra saugi net ir moterims, kurios po krūties vėžio yra. Gal, Rūta, galite iš savo patirties pasidalinti, sakėt, nemažai tų moterų case studies pavyzdžių, esat susidūrusi? Dariau tokį apklausą ir klausiau, ar su savo šeimoje, su savo mama šeimoje kalbėjotės apie menopauzę. Ir ten buvo atsakymas taip, ne, nekalbėjau ir man būtų gėda. 30% paspaudė, kad joms būtų net gėda ir nepatogu apie tai kalbėti. Menopauzės laikotarpis yra iš principo uždegiminis procesas, vykstantis mūsų organizme. Tiem papildai, apie kuriuos aš užsiminiau, tai yra reikalingi ne tik menopauzai, perimenopauzė, bet turbūt ir daugumai žmonių apskritai. Pagrindinis šios tinklalaidės rėmėjas Zenju. Zenju tai ne tik maisto papildai. Tai yra mano misija – sukurti koncentruotus, švarios sudėties, itin veiksmingai pasisavinamus maisto papildus, kurie efektyviai sprendžia mūsų kasdieninės problemas – energijos trūkumą, prastą miegą, silpną imunitetą, odos, plaukų problemas, hormonų disbalansą. Šis projektas gimė iš labai asmeninės patirties. Daugiau negu 10 metų auginant kosmetikos prekinį ženklą Manila, supratau, kad perdegimas tikrai egzistuoja ir kad sveikatos nenusipirksi už jokius pinigus. Ir gyvenimas privertė atsigręžti save ir susimastyti ir pradėti savimi rūpintis. Čia ir gimė idėja kurti Zenju. Aš tiesiog neradau papildų, kurie man pačiai būtų veiksmingi. Todėl pasinaudojant savo kaip medicinos gydytojos ir mitybos specialistės žiniomis, bei padedant kitiems Lietuvos mokslininkams, juos sukūriau. Mūsų tikslas – edukuoti visuomenę apie sveikatingumą. Ir būtent Zenju dėka turiu galimybę kalbinti šiuos nuostabius žmones, savo srities specialistus, visiškai nemokamai šviesti visuomenę sveikatos gerinimo temomis ir dalintis turimomis žiniomis. O norintiems įsigyti Zenju maisto papildų, primenu, kad su nuolaidos kodu Zenju 8020 gausite papildomą nuolaidą visam savo prekių krepšeliui mūsų elektroninėje parduotuvėje www.zenju.lt. Šiandien pas mus svečiuose Rūta Paulauskienė, menopauzės mentorė, Age Brave projekto įkūrėja ir knygos Viskas gerai, tai tik menopauzė, autorė. Jie atvirai kalba apie menopauzę ir primena, kad menopauzės nereikia bijoti, ją reikia suprasti. Savo darbe Rūta pabrėžia, kad menopauzė tai ne tik hormonai, bet ir pokyčiai paliečiantis visą moters kūną, taip pat emocijas bei santykį su savimi. Labas, Rūta. Labas, Rūta. Kaip jaučiate čia pas mus atvykus šiandien? Puikiai, labai gera nuotaika. Pagaliau vasara. Vasara lietinga truputį kol kas, bet tikėkime, taip gražiai sužaliavo miestas, aš taip važiuoju kiekvieną kartą ir džiaugiuosi dabar. Taip, labai tikrai. Pats gražiausias laikas. Tikrai. Tai ką, labai tikiuosi daug įdomių minčių išgirsti ir priminimų apie šitą svarbę temą, kurią aptarsime šiandieną pokalbio metu. Iš tikrųjų, kaip ir pakalbėjom prieš tai susitikusios, net ir atrodo, aš tiek daug apie tai ir kalbu, ir edukuoju, ir savo draugės, ir aplinką, bet vis tik perimenopauzės ir menopauzės tema dar vis yra tokia, mažai gvildenama, galbūt nežinoma, nes net mano artimam rate, mano sesuo, sakau, visai tik neseniai užsiminė, kad kažką čia nais jaučia ir pradėjo galvoti, gal čia tas galėtų būti, nors jinai vyresnė už mane. Ir kažkaip pagalvojau, kad tikrai reikia dar šnekėti. Tai labai fainai, kad atvykote ir tikrai, manau, daug naudingų dalykų papasakosim visuomeniai. Tai gal pradėkime nuo to, kad menopauzės mentorius. Kas tai yra ir kokį tai santykį turi su pacientais, su gydytojais? Na, visų pirma, tai yra sertifikuotas menopauzės praktikės diplomas, tarptautinis diplomas, kurį įgijau per 2,5 metų. Tai buvo studijos Jungtinėje Karalystėje. Oho. Ir teko praeiti ne tik teorinę dalį apie moters hormonus, apie pačią menopauzę, apie viso kūno pokytį.
Ir taip pat turėti daugiau negu 100 praktinių užsiėmimų ir konkrečių moterų, kaip sakytų, atvejų ir susipažinti artimiau, pamatyti būtent, kas vyksta realiu laiku, realiai su moterim šitų laikotarpių. Tai tas diplomas, jisai yra užsitarnautas, uždirbtas, stiprus ir labai platus. Ir čia tikrai noriu paneigti tą nuomonę, kad čia kažkoks tai pranašų mokslas, ne, tai yra gilus. Medicininio čia diplomo nėra, bet jisai vis tiek man leidžia konsultuoti moteris. Ir kas yra labai smagu, aš šiuo metu bendradarbiauju taip pat su menopauzės klinika, tai yra gydytojais dirbančiais ten ir ne tik ten ir kitais, nes aš toks kaip esu tiltas tarp klientės, pacientės, moters, kuri išgyvena šį laikotarpį, kuri yra pasimetusi, kuri nežino, nesupranta, kas su ją vyksta, ir specialisto, kuris gali jai padėti. Tai nėra būtinai ginekologas, tai gali būti ir endokrinologas, ir dietologas, ir visi kiti, psichoterapeutas beje labai stipriai. Tai vat aš esu ta, kuri suteikia tokią kaip aiškumą, kryptį ir palaikymą moterims šitame etape. Aha, tai labai skamba tikrai toks viską apriepintis ir paaiškinantis žmogui, moteriai, kokia sąsaja gali būti, nes menopauzė labai įvairiai gali pasireikšti. Mes aptarsime daug simptomų, bet tai yra ir, kaip paminėjote, ir dietologo galimai reikalinga konsultacija, ir kardiologo ar ne širdies. Taip, daugybė specialistų čia įsijungia ir labai smagu, kad dabar Lietuvoje jau tie patys specialistai, ne tik ginekologai, jau gilinasi į šitą temą ir menopauzės tema tampa tokia platesnio masto tema, nes taip ir yra, nes tai ne tik hormonai, o tai yra viso kūno pokytis nuo galvos, smegenų iki bikini zonos. Tai už tai labai gerai, kai gilinamės. Na, šaunu tikrai, kad Lietuva jau taip vakarėja, vakarietišką požiūrį perima ir daug stipriau žiūri į šios dalykus. Norėjau paklausti apie Age Brave projektą. Kas tai yra? Tai yra jūsų asmeninis, ar ne? Ir papasakokite, socialiniai tinklai. Taip, tai yra Instagramas. Aš čia iš tikrųjų buvau viena pirmųjų, kuri prieš 2,5 metų pradėjo dalintis apie menopauzę. Toks specializuotas projektas buvo. Ir tai sutapo su mano studijom, sutapo su mano asmeninė patirtim. Ir aš kai pradėjau, tokia jaučiausi biškai balta varna, man draugai sako, čia nebus populiaru, tu čia taip drąsiai eini. Sakau, pasižiūrėsim, bet man tai yra tai, apie ką aš noriu kalbėti. Ir kai aš pamačiau tokį susidomėjimą ir palaikymą iš moterų pusės ir tokių žinučių, kur ačiū Rūtai, aš pirmą kartą girdžiu tokius dalykus. Tai va, ir tas Age Brave projektas, jisai gimė nuo minties dalintis apie save, apie įkvėpti, kad amžius nėra pabaiga, kad amžius yra kaip tik mūsų supergalia, iki to menopauzės, sakykime, sąmoningumo ir drąsos, įkvėpimo temoje šitoje. Tai esu čia jau 2,5 metų su šita tema ir labai džiaugiuosi, kad vis atsiranda daugiau ir daugiau kalbančių apie tai ir moteris seka, ir moteris dalinasi, ir joms tai yra įdomu ir svarbu. O kaip jūs pati patekote į visą šitą temą? Tikriausiai savo asmeninių išgyvenimų turėjot, gal pasidalinkite savo istoriją? Aš turėjau keletą tokių istorijų, bet viena tokia, gal aš jau ir televizijoje dalinausi ją, tai aš dar dirbau samdomą darbą ir aš skaičiau paskaitą. Ten per konferenciją buvo ir aš tiesiog vidury pamiršau temą, apie ką mes kalbam. Ir toks užėjo baisus smegenų rūkas, kad aš tikrai pamiršau. Tada paklausiau auditorijos, sakau, o tai padėkite, apie ką mes čia šnekam. Ir ten kažkaip labai visi gražiai sureagavo, mes grįžom į tą temą, bet aš pati viduj, aš išgyvenau labai baisų emocinį šoką. Aš pradėjau ieškoti ligų, galvau, čia jau tikrai Alzheimeris, kažkas mano galva negerai ir taip toliau. Ir kažkaip
O aš buvau ta moteris tais laikais, kuri galvoja, kad menopauzė tai baigėsi, tai yra mėnesinių pabaiga ir karščio bangos. Taip. O visa kita man atrodė, kad čia nesusiję. Ir kai pradėjau ieškoti informacijos Lietuvoje, tai iš tikrųjų Lietuvoje informacija buvo baisi. Tragiška. Nebuvo jo. Jos nebuvo, praktiškai įkapės reikėtų pirkti, jeigu jau taip paėmus. Ir moteris su menopauze tiesiog yra nurašyta ir ten eina griovių savo daržų kasti, ne griovių, o daržų kasti. Ir aš kažkaip taip pradėjau ieškoti užsienyje ir kaip tik labai mane įkvėpė tuo metu Naomi Watts, aktorė, kuri viešai pradėjo dalintis savo asmeninę istoriją, tai buvo prieš 3,5 metų kažkur, tai ir aš taip pradėjau, bet čia gal kažkas yra įdomaus, čia panašu, tada įsijungė kitos daktarės amerikiečių, Dr. Heavy, Dr. Mosconi, kurias aš seku ir jos ir yra mano įkvėpėjas. Ir aš pradėjau skaityti knygas, gilintis ir man tiesiog atsidarė visiškai kitoks matymas, atsivėrė tai horizontai ir man kaip moteriai. Ir aš pagalvojau, bet apie tai Lietuvoje iš vis nieks nešneka. Nieks nešneka apie smegenų pokyčius, nieks nešneka, kad kaip keičiasi mūsų virškinimo sistema, ar ne, kaip visas kūnas keičiasi. Ir mes tokioj gyvenam uždaroj dėžutėj, kur ten save kažkur tai įdedam ir tai yra mūsų asmeninė tema, o iš tikrųjų ne. Ir taip ir pradėjau su H-Brave, tada atsirado mano, studijos paraleliai, kurios mane nunešė. Studijos tikrai mane nunešė ir buvo labai įdomu, labai įspūdingos moteris tenai studijavo kartu, mes labai daug dalinomės ir klientės, kurios teko pažinti, tai va. Tai čia labai gilus toks išgyventas mano projektas. Gražiai skamba labai ir taip tarsi savo misiją naują tokią gyvenime atradot, ar ne? Nes kaip supratau, prieš tai galbūt kažką kito dirbau. Taip, aš dirbau anksčiau farmacinėje kompanijoje ir 15 metų vadovavau įmonėje ir čia buvo iš principo mano drąsus žingsnis susikurti save iš naujo. Ir kai tu artėji link 50-mečio, paprastai tai yra dar mažiau drąsu daryti. Bet mano tokia yra kaip ir žinutė, kurią aš noriu visoms moterim pasakyti, kad amžius yra mūsų supergalia ir mes jį turim išnaudoti ir siekti savo svajonių ir būti ten, kur mes šiuo metu norim būti, o ne ten, kur kažkur kažkada galvojam, kad reikia būti. Tai va. Tikrai, aš kažkaip dabar čia žiūriu tokį, kartais, kai norisi lengvai, kaip sakant, atpalaiduoti smegenis, tai natūralu, vakarais pasižiūrite Netflix ar kažkokį tais kitą kanalą. Ir dabar žiūriu serialą su Jennifer Aniston, kur jinai jau šiuo metu matyti neseniai vaidina, vis tiek jinai jau tokia vyresnė. Bet jinai tokia graži savo jėgų žydėjime, man galbūt netgi dabar jinai gražesnė negu ten per tuos draugus tą serialą, kurį prieš kiek 20-30 metų filmavo, ar ne? Ir taip kažkaip pagalvojau, vertinau, kad labai gražu yra ta moters tokia branda ir visiškai nieko panašaus, kad tenais nuvysta, pasensta ir, nežinau, nurašyti reikia, kaip pas mus tas gajus įsišaknyjas yra matymas. Domiesi ilgaamžiškumu, biohackingu, sveikata, medicinos naujovėmis? Kviečiu prisijungti prie sparčiai augančios Zenių bendruomenės ir užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškius, kuriuos rasi www.zeniu.lt/naujienlaiškiai. Aš visiškai pritariu, nes aš kai bendrauju, kalbu su klientėms, su moterimi H-Brave savo bendruomenį, aš matau, kad iš tikrųjų labai daug kas bijo net ne menopauzės, o bijo tapti nematomos ir tos nurašytos, ir neseksualios, atrodo, kad aš dar tokį turiu palyginimą, kad moteris galvoja, kad jos patenka į tokį neseksualių, neįdomių, negražių moterų klubą. Jeigu tik pripažįsta, kad man menopauzė, lyg tai duris atsidaro ir ten visos ten susėdusios. Iš tikrųjų taip nėra ir viskas yra mūsų pačių sprendimai, ar ne, kaip mes nugyvensime, kaip mes norim atrodyti, kaip mes norim jaustis. Ir tai yra mūsų pačių kelias, kurį mes pasirinksim.
Taip, labai norėčiau pritarti iš tikrųjų šitai minčiai ir kažkaip priminti galbūt ir moterim, kad labai daug dalykų galime pasirinkti ir pakeisti pačios, ar ne? Apie tai šiandien kalbėsime daug ir praktiniais patarimais pasidalinsite, bet realiai natūralu, kad hormonai gyvenimo eigoje, jie pikę būna pačiame, sakykime, mūsų jaunystėje, ir po to jie leidžiasi. Ir nereikia leisti hormonams, žemėjantiems dopaminui, progesteronui, moteriškiams hormonams, estrogenui, ar ne, įtakoti mūsų savijautą, nes vis tik savijauta yra, kaip pasakyti, aišku, kad įtakoja, bet turiu omeny psichologinę tą dalį, kad tos energijos daugiau nebeatsiras, ją reikia jau pačiam iš kažkur tais generuotis. Tai reiškia, turi tam tikrus gyvenimo būdo pokyčius, mitybą, atsisakyti tam tikrų žalingų įpročių. Ta turi jau daryti sąmoningus sprendimus ir taip gaunasi, kad esi atsakingas už tą savo ateitį, požiūrį, sveikatą ir jauseną. Aš sakyčiau, kad tie hormoniniai pokyčiai mes, taip vadinam, ar ne, hormoniniai pokyčiai, bet tai yra kažkuria prasme ir kvietimas sustoti ir peržiūrėti tai, ką tu atsineši, ar ne, tai, ką tu sukūrei, tai, ką tu padarei. Ir tai yra kvietimas stabilumo kvietimas ir tada, kaip ir sakėt, kad peržiūrėt mitybą, peržiūrėt gyvenseną, bet peržiūrėt ir požiūrį į save. Ar ne? Kas aš esu, kai esu be vaidmenų, ar ne? Nes mes dabar esam, kaip sakyt, iki tam tikro amžiaus mes kuriam karjerą, ar ne, kuriam šeimą, statom namus ir panašiai, bet jau tam tikrų laikotarpių tas viskas jau duris užsidaro, ar ne, ir mes liekam tas vieno žmogaus galbūt su savim susitikimas, kuris yra pakankamai gali būti ir sunkus ir sudėtingas, nes kai nelieka tų vaidmenų, ar ne, kas aš esu. Ir čia labai galima liesti giliai ir aš matau, kiek moterų išgyvena šitą laiką, nes jaučiasi nereikalingos. Joms atrodo, kad jos paliktos, kad jos nereikalingos, kad jos vienos su savo asmeninė problema, kuri vadinasi menopauzė. Ir taip įdomiai gamta sudėliojo, kad kaip tik tuo metu, kada, sakykime, tos visos produktyvumo, didžiojo gyvenimo produktyvumo, pavadinkim, durys užsidarinėja, ar ne, vaikai užauga, karjeros galbūt jau padarytos, pikai bent jau namai pastatyti ir kaip tik tuo metu ir nutinka jau perimenopauzė, reiškia jau tie visi hormoniniai stiprus pokyčiai, kurie dar labiau įtakoja savijautą ir tai yra tarsi užburtas toksai gali būti ratas, tikrai labai sudėtingas gyvenimo periodas. Taip, bet jis gali prasidėti ir anksčiau, nes perimenopauzė gali prasidėti ir nuo 35 metų, jinai dabar anksčiau prasideda. Aš sakau, jinai šiaip visas tas etapas, perimenopauzė, menopauzė ir postmenopauzė, 40% moters gyvenimo užima. Tai yra žiauriai daug. Tai yra, tai nėra kažkas, ką mes turėtume ignoruoti ar galvoti, kad tai yra mūsų vienų problema asmeninė. Ne, tai yra tiesiog laikotarpis, kuris labai stipriai daro įtaką mūsų savijautai, tiek psichologiniai, tiek fiziniai, tiek emociniai. Tai va. Ir ta perimenopauzė gali prasidėti dar tada, kada vaikai paaugliai, kai dar esi karjeros viršūnėje. Ir aš pažįstu ne vieną moterį, kurios vadovauja didžiausiam kompanijom šitų laikų ir joms yra iššūkis perimenopauzė. Dėl ko? Dėl to, kad jos vis dar turi, kaip sakyt, performinti, atrodyti tobulai, būti visur tobula direktorė, namuose gera mama. Ir taip pervargsta ir tie simptomai perimenopauzės dar labiau tampa aštresni. Nes man sako, o kaip ilsėtis? Aš sakau, vienas iš pagrindinių receptų, kaip savo padėti, yra poilsis. O kaip? Aš nemoku, aš nežinau. Tai nereikia galvoti, kad tai nutinka tik moterim vėlesniam amžiuje. Tai gali nutikti ir anksčiau, ir tada, kai esate dar pačiam jėgų žydėjime. Ir dabar su dabartinė ir pasaulinė situacija, ir geopolitinė, ir visokiom pandemijom turbūt dar labiau ankstėja tas dalykas, todėl kad daug labai iš jaunų žmonių
reikalaujama, jie patys iš savęs labai daug reikalauja, ar ne, ir karjerą, ir vaikai, ir namai, ir pinigai, ir visas socialinis tas įvaizdis, ir tikrai tas perdegimas, jisai yra susijęs su hormonų disbalansu ir su pokyčiais. Ir tikrai labai anksti gali pasireikšti tie simptomai, jie ir persipinti gali, ir viens kitą papildyti, ir toks užsuktas neigiamas ratas gaunasi. Taip, ir mes į tą savo uždarą ratą taip įsisukam. Ir mes galvojam, tai nuo kurio čia galo pradėti? Ar čia hormonų disbalansas, ar čia stresas kaltas, ar čia mityba kalta, nuo ko čia visą tai pradėti? Nes viskas yra susiję ir mes žinom, kad hormonai jie nėra vienos atskiros kažkokios dalis, ar ne? Jie visi bendrauja, komunikuoja tarpusavį. Ir būtent šiuolaikiniai visuomeniai, mūsų spaudimo visuomeniai, kaip ir sakėt, ir karo akivaizdoje, mes patiriame labai labai daug spaudimo savo. Tai visa tai taip pat irgi turi įtakos ankstyvėjimui, kad tam ankstesniam atsiradimui simptomų. Ir kurie gali persipinti, aš už tai visada sakau, nenurašykime visko perimenopauzai, nes už to gali slėptis daug gilesni ligos, gilesni dalykai, kaip pavyzdžiui ten lėtėjanti skydliaukė, ar ne, arba skydliaukės sutrikimai, širdies ir kraujagyslių ligos, osteoporozė ir daug sąnarių įvairios ligos. Tai aš sakyčiau, kad mes turime išsitirti, pasitikrinti ir tada ieškoti sprendimų. Taip, teisingai, nes čia dabar irgi viską nurašyti hormonų disbalansų. Vėlgi, tam tikrai hormonų pokyčiai yra, kaip sakant, išvesti į tam tikras jau oficialias ligas, kurios turi oficialų gydymą, ten metabolinis sindromas, kiaušidžių poliendokrininis, ten dabar, kur irgi šiom dienom keitė pavadinimą. Tai tų kitų dalykų yra, kurie yra jau gydomi visai kitom galbūt schemom negu per menopauzės ir menopauzės korekciją, pavadinkim tai, bet vėlgi, turbūt svarbiausias dalykas yra gyvenimo būdo veiksniai, ar ne, apie tai pakalbėsime, bet dar norėčiau sugrįžti tada prie tokių apibrėžimų, kadangi vis tiek kalbam su didelė moterų auditorija ir, kaip sakant, kartojimas mokslų motina, nors ir atrodo daug ir pati šneku ir naujienlaiškus rašau ir turėjom prieš tai kitą podcastą panašią temą, vis tiek žmonės neįsisavina, nežino dar tų terminų. Tai kas maždaug, kada nutinka ta perimenopauzė, kada būna menopauzė ir kuo tai skiriasi? Ir, žodžiu, papasakokit truputį terminologiją. Menopauzė, čia šiandien kaip šnekam, tai mes sutarkim, kad mes vadiname visą tą laikotarpį ir perimenopauzę su savo visais etapais, menopauzę ir postmenopauzę. Tai toks platesnį suvokimą turėkim. Taip, kad menopauzė yra plačiau, 40, gali būti 40% moters gyvenimo. Kada tai gali prasidėti, tai yra perimenopauzė. Perimenopauzė tai reiškia arti. Tai iki menopauzės ir truputis po menopauzės, tai yra perimenopauzė. Jinai, kaip sakiau, gali prasidėti ir 35, bet vidutiniškai yra apie 45 metus. Ir gali trukti nuo 2 iki 10 ir daugiau metų. Ir tai yra pats didžiausias chaosas, hormonų chaoso laikotarpis, kai pasireiškia tokie aštresni simptomai. Ir toj ankstyvojoje perimenopauzėje pirmiausia pradeda kristi progesteronas, retėja ovuliacija, kaip sakyti, tie anovuliaciniai ciklai dominuoja ir labai labai šokinėjantis yra estradiolis. Estrogenas, kad Estrogenas, taip, estrogenas. Ir čia pirmiausia, kai progesteronas nukrenta, moteris gali ir pajusti tą tokį, aš nesuprantu, kas su manim vyksta. Nuotaikos. Labai, ar ne? Jo, nes progesteronas, jisai veikia jisai yra ramybės hormonas. Miego, ramybės, atminti, ar ne? Tada tas smegenų rūkas atsiranda.
Tai tokia, kur aš liktai gyvensena mano nesikeitė, valgau tą patį, ten sportuoju, bet kažkas ne taip. Tai va čia toks pirmas susidūrimas su perimenopauze ir po to jinai tas progesteronas, testosteronas, jie krenta, o estrogenai, jie šokinėja ir jie irgi po truputį mažėja. Bet va tas būtent disbalansas, kaip sakyt, dominuojantis labiau ir šokinėjantis estrogenas, jisai ir sukelia tam tikrus simptomus. Ir būtent viena moteris vienu metu gali patirti apie 15 simptomų vienu metu. Tai čia yra labai daug. Tai mes čia turbūt nešnekam apie tai, kad čia yra tik hormonai. Tai štai tai paliečia visą organizmą. Tada ateiname menopauzę. Menopauzė yra, kai 12 mėnesių iš eilės nėra mėnesinių. Tai yra viena diena kalendoriuje, kaip čia visi dabar jau kalba. Per gyvenimą viena diena kalendoriuje. Tada, kai jau viskas. Sueina 12 mėnesių, tada nebuvo menstruacijai. Va, tada dar šiek tiek porą metų tęsiasi ta perimenopauzė, nes jinai vis tiek dar aplinkui. Ir postmenopauzė, kuri trunka iki moters gyvenimo pabaigos, jau kaip ir hormonai visi nurimę, organizmas jau po truputį prisitaiko prie žemesnio jų lygio, bet čia jau prasideda kiti dalykai, tai ligos, prevencija tų ligų ir mes jau kalbam apie tuos senėjimo galbūt procesus, kurie gali prasidėti. Tai tas laikotarpis, tai yra wow. Tikrai 40% laiko tikrai ir gali užtrukti. Tai jeigu prasideda apie 40-uosius, o gyvenimo trukmė dabar yra skaičiuojama ilgamžiškumo, ten tie visi reiškia skaičiavimai, kad jau, pavyzdžiui, mano karta, tai turėtų iki 90 metų išgyventi moteris. Tai jau vos ne daugiau gaunasi negu 40%. Taip. Bet aš nenoriu gąsdinti ir iš tikrųjų nereikia išsigąsti ir nereikia to bijoti, nes aš sakau, kad langas, kai mes galime tuos simptomus sau sumažinti, bent jau padėti, yra tarp 35 ir 45 metų. Tai yra puikus laikas pradėti galvoti apie savo gyvensenos pokyčius, apie mitybą, judėti daugiau, nes gyvenseną beje galima sumažinti, palengvinti savo simptomus labai stipriai. Taip. Labai stipriai. Turbūt 50, 60, 80, 90% vos ne taip. Tikrai. Ir tos moteris, kurios integruoja ir jau pradeda keisti, daryti pokyčius, jos tikrai pajunta žymiai mažesnius simptomus. Taip kad viskas mūsų rankose. Gerai, labai džiugu, kad turime tą galimybę susigrąžinti, perimti į savo rankas tos hormonus ir reguliuoti juos. Aš sakau, mes labai mėgstam viską kontroliuoti. Tai galim kontroliuoti ir menopauzę. Iš tikrųjų. Turbūt verta pabrėžti, kad viso šito laikotarpio iki pilnų menstruacijų jau išnykimo, iki tos menopauzės, tos vienos dienos moteris išlieka vaisinga, ar ne? Aišku, labai sumažėja galimybė pastoti. Čia labai svarbu, nes čia netyčiukų yra nemažai ir reikia žinoti, kad saugotis nuo nėštumo reikia dar ir praėjus maždaug metam po to, kai buvo paskutinės mėnesinės. Tai jeigu, sakykime, ten 51 buvo jums mėnesinės, tai dar metus reikėtų saugotis nuo nėštumo. Aišku, tikimybė pastoti jinai yra nedidelė, bet jinai vis tiek egzistuoja. Esu girdėjus istorijų, kur atrodo, kad jau viskas ir čia, yra. Jau turbūt čia Dievo dovana, jau kitaip turbūt nepavadinsi, ar ne, kai šiais laikais susiduria kaip tik daug jaunų moterų su nevaisingumo problemomis. Taip, tai dabar išsiaiškinom terminologiją šiek tiek ir dabar jau tikiu, kad aiškiau klausytojams, kaip čia kas yra. Tai dabar norėčiau paklausti apie tos tipinius, tos klasikinius simptomus, kuriuos turbūt daugelis moterų žino ar bent jau girdėjo, ar ne, tai karščio
pylimai, karščio tos bangos, galbūt ten, nežinau, kas dar iš tų standartinių skaitosi. Smegenų rūkas. Kas yra smegenų rūkas? Truputį praplėskit, nes kai kurios gal nežino šito termino. Ir... Tai dar kitaip vadinama smegenų migla, kai iš tiesų kaip ir pamiršti, ko atėjai į kambarį. Elementarių dalykų. Pamiršau, kur pastačiau automobilį. Arba įdėjau raktus į šaldytuvą. Ta prasme, tokie kažkokie laikini, trumpalaikiai atminties spragos. Arba va, prisistatei man, aš nežinau, koks vardas. Neatsimenu. Tai va, tai yra laikina būklė. Iš principo, smegenys labai tokios yra adaptyvios, jos prisitaikančios ir su laiku jos prisitaikys taip pat ir prie to žemėjančio hormonų lygio. Va, bet faktas, kad tai gali labai stipriai išgąsdinti ir išmušti iš vėžių. Tai ir beje labai daug moterų pasimeta, kai pajunta tos atminties spragas, tas sunku susikaupti. Man beje, aš kai mokiausi studijuoti pradėjau, man buvo žiauriai sunku susikaupti. Ir dar anglų kalba, visa ta terminologija, tai man buvo labai didžiulis iššūkis, bet po to kažkaip matyti tos smegenys, jos vis tiek prisitaiko ir eini ir darai toliau. Virškinimo sutrikimai, nes aš kaip sakau, visų tų hormonų pokyčių auka yra virškinimas, imunitetas, gali atsirasti ir autoimuninės ligos, alerginės reakcijos, beje, tokia kaip paauglietiška aknė gali prasidėti, irgi toks įdomus momentas. Toliau yra toks širdies permušimai, panikos priepuoliai, čia gal prie tokių emocinių dalykų. Bet tie panikos priepuoliai dažnai būna su kūno funkcijomis susiję, ar ne, bet irgi gal ten karščio šalčio bangos. Taip. Ir tada tarsi... Pabundi naktį ir nežinau, ir tu širdis daužosi ir tai vat šitas miego sutrikimai, tai miegas yra vienas iš tokių pagrindinių simptomų. O kas būtent pasireiškia miege? Pabudimas 2-3 nakties, sunku po to vėl užmigti, sunku vakare užmigti, energijos lygio kritimas, kai atsikeliu ryte ir esu pavargusi. Tai, kaip aš sakau, miegu ištisai jungtom smegenim. Tas atsipalaidavimo sudėtingas momentas. Tie energijos kritimai yra labai dažni ir jie su tais cukraus, gliukozės šuoliais yra labai stipriai susiję. Ir kai jauti tokį nuolatinį nuovargį, atrodo. Tai emociniai ir psichologiniai simptomai užima labai didelę dalį tarp tam simptomų bendram sąraše. Ir net sakyčiau, tai yra vienas toks iš pirmųjų dalykų, nes psichologiniai, emociniai, jie labai stipriai paveikia ir fizinius. Emocinis valgymas, nes svorio pokyčiai kankina daugiau negu 50% moterų. Negali priauga, negali numesti, ar ne, šitie labai pasijunta. Ir sako, aš liktai valgau tą patį, man labai toks klasikinis, aišku, yra, kad aš valgau, maitinuosi sveikai, bet vis tiek man auga svoris. Tai aišku, mes dar gilinamės, kas tas yra sveikai valgyti, bet toks putimasis iš niekur. Dar turbūt išvaizdos pokyčiai, ar ne, plaukai, nagai, oda sausėja, pradeda labai, reiškia, pasimato ant veido, sukrenta šiek tiek veidas, nes ir kolageno elastino sintezė sulėtėja gerokai, žodžiu, Taip. Išvaizdos pokyčiai. Ir išvaizdos, nors atvirkščiai gali būti kai kurioms moterims, kurias kankino aknė, sakykime, jaunystėje, arba buvo ten ta riebi tokia oda, tai jų kaip tik šitų laikotarpių oda susitvarko. Jo, čia gal kur prieš tai buvo hipersekrecija, kaip sakot, kažkokia tais išraiška, po to normalizuojasi. Aš pati turėjau aknę, labai stipriai kovau su jie paauglystėje ir man, atsimenu, kosmetologė sako, tu
tu džiaugis, pamatysi, kai tu būsi vyresnė, tavo oda bus graži. Tai va. Geras, iš tikrųjų, aš visą laiką aknes neturėjau, bet turėjau riebę labai odą ir tikrai visą laiką visos ten merginos gražios, o aš blizgu, plaukiu ten su kokiam nori priemonėm, bet mane irgi va tai va ramino. Ir iš tikrųjų dabar va man 37 ir turbūt dabar gražiausia oda turiu kokią, kad nors esu turėjus. Tai jo, tas pagaliau atsipirko. O dar libido pokyčiai, ar ne? Taip, labai stipriai libido, bet tai yra susiję taip pat su makšties sausumu, nes šiaip visos gleivinės keičiasi, jos plonėja, atsiranda su makšties sausumas ir šlapimo takų infekcijos iš tiesų, kurios labai stipriai pradeda varginti. Ir su šlapimo takų infekcijom yra toks momentas, kad jas būna gydo antibiotikais, bet vis tiek jos kartojasi. Tai šita problema egzistuoja, o su makšties sausumu kažkodėl moteris galvoja, kad kažkaip tas turi išsispręsti ir kankinasi ir kenčia ir nesikreipia į gydytojus, nors tikrai yra pagalbos tam ir šiuolaikinė pakaitinė hormonų terapija ir ta vietinė estrogenų terapija, jinai patvirtinta, kad yra saugi net ir moterims, kurios po krūties vėžio yra. Tai taip, kad reikia nelaukti, nekentėti, eiti, klausti gero daktaro, ieškoti ir ieškoti sprendimų. Taip. Būtinai pakalbėsim apie tą pakaitinę hormonų terapiją, labai didelė turbūt tema ir labai neteisingai buvo interpretuota daug metų. Taip, dėl to klaidingo tyrimo, bet apie tai dar prieisime. Įsivaizduok 2 mėnesių kelionę į geresnę savijautą, be chaoso su aiškia kasdieninė sistema. Zenju top produktų wellness sistema sujungia 4 kertinius žingsnius. Visų pirma, tai MCT pudra su prebiotikais. Švari energija kūnui ir smegenims, daugiau fokuso, sotumas be cukraus šuolių ir draugiškas pojūtis žarnynui. Streslės magnio bisglicinatas su L-tianinu ir vitaminu B6, ramesnės mintis, stabili emocinė pusiausvyra ir gilesnis miegas. Zenju Mega Omega 3 itin koncentruota omegų dozė smegenims, širdžiai ir uždegiminiam fonui organizme mažinti. Ir galiausiai gryni jūrinio kolageno peptidai odos stangrumui, plaukams, nagams, sąnariams, raumenims. Pradėk jau šiandien ir po 60 dienų pamatysi akivaizdų skirtumą, o su nuolaidos kodu ZENJU 8020 dar ir papildomą nuolaidą gausi. Taip, tai aptariam tokius pagrindinius simptomus. Na, aišku, visom pasireiškia skirtingai, dar turbūt labai svarbu, kaip ir aptariam, ar ne, energijos stoka, bet ir ta nuotaikų svyravimas ir depresyvios mintis, slogi nuotaika, kas irgi dažnai dėl to tos moteris varsto psichiatrų, psichoterapeutų duris, ieško pagalbos, galvoja, kas čia yra, kas čia depresija, nerimas, o iš tikrųjų tai gali būti tiesiog hormonų pokyčiai. Taip, hormonų pokyčiai, bet vis tiek reikia kreiptis. Ta prasme, hormonų pokyčiai nėra kažkokia diagnozė, ar ne? Tai reiškia, kad kažkas vyksta jūsų organizme ir kas prašosi pagalbos. Tai vat, nervų sistemos raminimas yra vienas iš tų pirmų žingsnių, kuriuos mes galime ir turėtume žengti tam, kad palengvinti tuos simptomus. Tai vienas iš jų ir yra pagalba ar psichoterapeuto, ar ten kognityvinė elgesio terapija, kuri labai yra rekomenduojama menopauzės metu. Tai iš tikrųjų ieškoti pagalbos savo emociniam stabilumui atstatyti būtina. Gal, Rūta, galite iš savo patirties pasidalinti, sakėt, nemažai tų moterų case studies pavyzdžių esat susitikusi, susidūrusi, tai kas dabar tai šauna į galvą, koks tipinis, netipinis galbūt kaip tik moters su hormonų pokyčiais pavyzdys, kuris labai gerai buvo koreguotas gydymu. Aš turėjau vieną klientę, jinai gal užtruko kokius 3 metus, kol jai viena gydytoja nustatė, kad tai galėtų būti perimenopauzė, nes jinai buvo per jauna, 40. Aha. Tai čia yra tas atvejis, kur tu esi per jauna, baigtų, čia negali tai būti. Tai teko labai per tuos metus 3 išgyventi tikrai labai daug. Kai žmogus blogai jaučiasi ir nežino, kas jai yra,
tai yra labai, labai sudėtinga ir sunku psichologiškai, emociškai, fiziškai ir kaip tik nori. Tai va, pagaliau susirado gydytoja, kuri taip sako, tau yra greičiausiai perimenopauzės simptomai ir nuo to prasidėjo jos visas kelias. Tačiau, kai jinai kreipėsi į mane, jinai jau buvo vartojo pakaitinę hormonų terapiją, nes pas ją buvo sutrikęs jau ciklas ir ją jau buvo galima skirti. Tuo metu mes su ją aptarėme maždaug, kokie būtų pasirinkimai geresni, edukacijų šiek tiek turėjom, bet kas už viso to jos slypi, tai yra labai stiprus emocinis toksai krūvis. Taip, emocinis krūvis dėl to, kad jinai jaučiasi dar kaip ir per jauna perimenopauzai. Jinai slepia, jinai bijo prisipažinti savo draugiams, prisipažinti savo kolegoms. Jinai stengiasi būti visada motyvuota, pasiruošus, jauna, graži, tobula ir visokia. Bet už to slypi labai daug vidinio išgyvenimo, labai daug spaudimo savo. Ir kuom viskas baigėsi perdegimu dideliu. Baigėsi tuo, kad teko dar papildomai kreiptis į psichiatrą, kad išrašyti antidepresantų. Ir tai nėra vien tik tai, kad čia mano kažkokie hormoniniai pokyčiai vyksta. Iš tiesų, tas išgyvenimas, kurį moteris patiria viduje, jisai yra daug gilesnis. Tai va, ir po to prasideda toks uždaras ratas, kad hormonų pokyčiai taip, bet prie to prisideda stresas, savęs numenkinimas, sumažinimas, iki tokio peliuko dydžio, lyginimasis su kitais, užsidarimas savyje, po to santykių problemos, nes nieks manęs nesupranta, o išsišnekėti tu nenori, nes tu bijai prisipažinti. Tai toks, sakyčiau, toks konkretus labai atvejis, kuris kerta ir per simptomus. Tada ir energijos nėra, ir nuotaikos nėra, ir svoris auga, ir nemiga kankina, ir nieko nenoriu daryti. Tai va, tai ir susiveda į visus tuos simptomus. O prasideda, kad aš galbūt esu per jauna, dar tam. Tos baimės yra labai labai daug vis dėlto. Stigmatizacijos jo. Ir aš sakyčiau, tos visuomenės nesupratimas, nepalaikymas. Nors iš kitos pusės, kas yra visuomenė? Mes formuojam, ar ne, visuomenė. Mes formuojam nuomonę apie tai, kas yra menopauzė, apie tai, kas yra ilgaamžiškumas, apie tai yra kas mes esam. Tai bet matyt, tai yra per daug stigmatizuota ir skaudžiai, asmeniškai priimama. Bet čia, žinot, ir tas toksai vyresnės gal kartos irgi toksai, tu čia tokia jauna, neprisigalvok, čia, žodžiu, tau čia dar jėgų, čia dar vaikus gimdyti ir taip toliau. Nu, gal jau tikrai kita fiziologiškai nebegali to daryti ir 40 metų. Tai čia ir mes galbūt esame ta visuomenė, bet tikiuosi, kad jau mūsų karta apie tai daugiau šneka ir jau priims kažkaip tos pokyčius. Jūsų karta gyvena visai kitam laikotarpiu ir aš labai džiaugiuosi, kad mes apie tai kalbame, nes aš H-Brave Instagrame dariau tokį apklausą ir klausiau, ar su savo šeimoje, su savo mama šeimoje kalbėjotės apie menopauzę. Ir ten buvo atsakymas taip, ne, nekalbėjau ir man būtų gėda. Tai spėkit, kiek atsakė paskutinį. 30%, o dalyvavo apie 300 moterų. 30% paspaudė, kad joms būtų net gėda ir nepatogu apie tai kalbėti. Atrodo, 2026 metai, internetas, AI-us, ar ne, taip pažengę mes, o čia dar kai kuriuose vietose taip atsilikę. Realybė yra kitokia. Nes moterims tai atrodo su jų moteriškumo pabaiga. Dėl ko ta ir moteris klientė, apie kurią pasakau, jie atrodė, kad tai baigėsi jos kažkoks tai moteriškumas ir viskas. Taip sakau, pirkykapės arba ten eik ravėt daržus. Bet taip nėra toli gražu.
Aš tai dar tokį pasakysiu, nežinau, svarbų momentą, jau vien dėl ko verta labai, net jeigu ir nesat galbūt labai artimos su savo mamomis, bet apie tai pasikalbėti ar bent jau paklausti, kada įvyko ta menopauzė ar ne. Todėl, kad genetiškai labai yra susiję, taip kaip mamai buvo, močiutei, labai didelis šansas, kad panašių laikų ir mums tai bus, ar ne? Kažkiek taip, kažkiek turi įtakos, bet vis dėlto, kaip ir prieš tai kalbėjome, mes gyvenam kitokiam pasaulyje, negu jos gyveno, kur yra daugiau streso ir taršos, ir maistas yra kitoks. Tai sakyčiau, iš vienos pusės taip mes gyvenam, kaip sakyt, prieinamumas maisto gero ir papildų, ten gydymo paslaugų yra didesnis, bet yra kita pusė, kuri daro taip pat didelį įtaką. Tai aš sakyčiau, kad taip genetika yra, bet yra ir kiti faktoriai. Reikia atsižvelgti. Taip. Truputį grįžtant dar prie tų simptomų, norėjau paklausti, nes prisiminiau tokius netipinius, kur iš vis galėtum nesuvesti, bet yra tie simptomai. Tai esu girdėjus, kad moteris šituo periodu tampa daug jautresnės kofeinui ir alkoholiui. Ir tiesiog natūraliai, pavyzdžiui, jeigu anksčiau ten mėgdavo, nežinau, vakarais ten pagurkšnoti vyno taurę, kad ir gaminant vakarienę ar ten su draugė susitikus, tai pradeda visiškai abstinencijos kelionę. Tai kaip... Labai daug moterų šitam amžiuje atsisako alkoholio, nes mato, kad jas visiškai kitaip jisai veikia. Tai irgi tada susiję su ta nemiga, širdies permušimais, taip, ir nes alkoholis labai atima, reiškia, visą energiją ir atvirkščiai suaktyvina tam tikrus hormonus, o tam tikrus hormonus deaktyvuoja. Tai aš sakyčiau, kad taip gali nutikti. Na ir šiaip alkoholis ir kava turbūt vis tiek reikėtų įjungti sveiką protą ir per daug nepiknaudžiauti. Nors aš pati mėgstu vyną, bet suprantu, kad jau kuo toliau, tuo reikėtų jį mažinti. Rečiau. Su kofeinu irgi pastebėjau ten anksčiau jaunystėje, kokius, tikrai galėdavau 4-5 patelius išgerti, aišku, čia tikrai nėra tas sveika, bet sakykime dar teoriškai leistinėse kofeino normose, nes, kiek žinau, puodelyje yra apie 100 mg kofeino, kavos juodam paprastam puodelį. Tai, žodžiu, ne tai, kad rekomenduojama, ta normali riba yra gal 200 mg, tai 2 puodeliai, bet tokia viršutinė, tai 400-500. Tai, sakykime, dar kaip ir patenka į tos rėžius, bet dabar yra, vienas, maksimum 2 puodeliai per dieną ir tikrai labai jautrumas yra labai padidėjęs, nors aš dar, manau, kad dar gal nesu aš tame periode, nors ką čia gali žinoti. Gali būti taip pat ir nuo menstruacinio ciklo labai priklausyti, taip pat tos jūsų reakcijos į kofeiną, į alkoholį ir panašiai. Tai nebūtinai tai yra, aišku, per menopauzę, bet kava yra okei, jeigu toleruojat, jeigu galit, jeigu simptomai leidžia. Tai labai labai individualu. Iš principo viskas yra labai individualu ir tas pas perimenopauzės, menopauzės laikotarpis, kaip mes išgyvensim, yra irgi labai toks individualus ir aš skatinu individualų požiūrį. Dėl to, kad galima čia prisiskaityti ir aš matau, kaip ateina klientės prisiskaičiusios įvairiausių dalykų, prisipirkusios krūvą papildų ten. Ir vis tiek blogai jaučiasi. Tai supraskim, kad mes turim savo gyvenimą, savo sveikatos istoriją ir visa tai turi įtakos tam, kaip mes jaučiamės ir tai, kokius protokolus, kokių principų mes turėtume laikytis. Tai yra labai asmeniška. Gerai, tai dabar ir pereinam prie šitos įdomiosios praktinės temos, o vis tik tai kas yra ta stebuklinga piliulė, kaip galima savo padėti, nes, kiek žinau, sakote, kad yra stebuklinga piliulė, taip, to išsiaiškinsim kokia. Mes pačios esame stebuklinga piliulė ir čia yra pati sunkiausia dalis, nes visos moteris, dauguma moterų ieško tos stebuklingos piliulės, kuri išspręs visas problemas. Aš galvoju, jeigu jinai būtų, kaip būtų faina. Išgėriai ir vėl sveika. Ir forever young. Ir viskas nusinulina, nusirašo ir esi laiminga ir patenkinta. Ne. Jeigu paimtume hormonų terapiją, kuri dabar jau yra kaip ir grąžinta ir pripažinta, kad jinai yra saugi ir daugumai moterų, jinai
visų simptomų nesutvarko. Ir kaip galima sutvarkyti 50 plus simptomų, turbūt neįmanoma. Bet tai yra taip auksinis standartas, bet su gyvensena, tai aš sakyčiau, mityba, judėjimas, miego, emocinė stabilumas, tai yra tie dalykai, su kuriais kaip yra pagrindas, nes jeigu pagrindo mes nesutvarkysime, tai tas hormonų terapija irgi gali nepadėti iki galo arba iš vis dar pabloginti simptomus. Tai ta stebuklinga piliulė esame mes pačios, kiek mes darbo su savim įdėsim, pastangų, taip mes ir jausimės. Ir nėra to stebuklingo daktaro ar mentoriaus, kuris jums padės ir padarys viską už jūs. Ar jo labiau kažkokia tabletė ar papildas. Aš nors ir esu maisto papildų atstovė, bet visiškai pritariu ir man irgi kaip parašo, ką iš jūsų čia nusipirkti, kad jau reiškia ir pasirašo tos simptomus, ir aš taip galiu įtarti, kad galbūt čia jau šitas periodas gyvenime. Tai aš labai nuoširdžiai atsakau, kad žinokit, pradėkite nuo gyvenimo būdo pokyčių. Papildai tikrai turi vietą tame, apie tai dar pakalbėsime, bet tai tikrai nėra atsakymas į klausimus. Ne, viskas prasideda nuo to, ką mes dedame burną. Aš turiu tokį posakį, kad kiekvienas kąsnis turi hormonų atsaką mūsų organizme, tai pradėkim nuo to, ką mes valgom. Tai apie mitybą labai daug rašoma, labai daug kalbama ir aišku, vėlgi tai yra individualu ir kiekviena moteris turi savo dalykų, pavyzdžiui, ten jeigu yra histamino netoleravimas ar ten uždegimas organizme, tai yra taikomi vieni protokolai, jeigu yra viskas okei, tai kiti. Tai ta prasme, vis tiek mes turim žiūrėti individualiai ir pritaikyti kiekvienai moteriai. Bet yra tokia kaip pagrindinės taisyklės, kurių visiems rekomenduočiau laikytis šitam laikotarpį, tai yra baltymai. Šiais laikais labai daug apie juos kalbam, bet tai tokia kaip panacėja, atrodo, visi dabar išpratėjo dėl baltymų. Atsiprašau, truputį pertrauksiu, labai toks juokingas faktas, mes irgi savo asortimente norime įtraukti baltymus, bet tiesiog šiuo periodu yra tiek sukilusi žaliavos kaina Europos Sąjungoje, kad aš tiesiog man neapsimokėtų pirkti ir pardavinėti, nes yra, labai didelis poreikis būtent maisto papildų baltymų forma ir, žodžiu, visi didieji gamintojai susipirkę į priekį ir gaunasi, kad labai, žodžiu, šiuo metu trūksta tiesiog žaliavos Europoje, tai sakė, po pusės metų ar po metų gal susitvarkys šitą situaciją, bet yra 3 kartus padidėja baltymų papildų, visi baltymų miltelių pardavimai ir taip toliau. Tikrai baltymų trendas dabar labai smarkiai eina. Sakyčiau, per smarkiai, kaip ir viskas gyvenime, kai pasigauna kažko kitais, tai kaip sniego gniūžtė, reiškia, jau užsisuka, tai kažkada sumažės, bet vis tik tai pritarė tam patarimui, kad reikia surinkti tos 2 gramus kūno kilogramui, ar mažiau reikia? Mažiau, sakyčiau, apie 1,5–1,8 surinkti baltymą per dieną yra sudėtinga. Yra sudėtinga, tikrai. Ir jeigu mes pažiūrėtume į lėkštę ir kiekvieną kartą moteris turi ten su skaičiuotuvu skaičiuoti, kiek ten jo yra, tai yra ir psichologiškai labai didelis spaudimas, bet faktas, kad taip reikėtų bandyti surinkti. Aš kažkada skaičiavau čia su klientė jos lėkštes, mes skaičiavom, tai toks vidutiniškai, jeigu nepersistengiant, bet yra apie 60–70 gramų, yra pilnai realus surinkti. Bet čia toks realus. 1 gramas kilogramų, taip galvojant, kad moteris 60–70. Tai yra realu, ką galima būtų surinkti, tada jau, jeigu ant to, tai papildomai, tai tada jau į tuos baltyminius kokteilius galima įtraukti ir taip toliau. Bet realiai tai yra apie 70 gramų galima tikrai surinkti. Tai ta lėkštė kiekvieną kartą, valgant 3 kartus per dieną, jame turėtų būti baltymo šaltinis. Gyvūninės kilmės, tai yra vis tiek skaitomi pilnaverčiai baltymai, tai juos mes ir labiausiai orientuojamės.
Tai va, toliau nereikia bijoti sveikų riebalų. Čia ta riebalų tokia kažkoks mitas, bet taip yra geri riebalai, jie mums reikalingi, tai jie irgi turi atsirasti mūsų lėkštėje. Tai čia avokadai, lašišą aš priskirčiau prie baltymo labiau, bet avokadai, alyvuogės, alyvuogių aliejus, šitie riebalai, jie tikrai turėtų pas mus būti. Na ir toliau visas spektras daržovių. Bet aš jas skirstau ir ta, sakykime, strategija mitybos, kuri rekomenduojama menopauzai, perimenopauzai, aš skirstau į krakmolingas ir nekrakmolingas daržovės. Tai krakmolingos daržovės jos yra ir vaisiai, čia ir grūdai patenka, ir bulvės, ir morkos, visos šakninės daržovės. Tai jos galėtų būti jų apie pusę puodelio lėkštėje. Bendrai paėmus, ar ne? Tai apie 20% lėkštės turėtų sudaryti jie. Ir toliau yra nekrakmolingos, tai daržovių spektras, ir atsiminkim, nėra tik pomidorai ir agurkai mūsų lėkštėse, yra jų daug. Ir cukinijos, ir brokoliai, ir pakčioj, ir paprikos, jeigu toleruojame. Tai va, tai visa ta lėkštė taip ir atrodo. Baltymo šaltinis, truputis kažkokio sveikų riebalų ir daržovių didžioji dalis lėkštėje. Reguliarumas 3 kartus per dieną. Čia labai didelis iššūkis moterim. Aš pastebiu, kad čia nespėju pusryčius, iš vis kai kurios nevalgo. Tai vat, kai pradeda valgyti pusryčius, labai pajunta pokytį, ypač energijos stabilizavimui, tai yra gerai. Ir valgom tuos 3 kartus. Jeigu reikia, užkandžiai tarp maitinimų, bet mes nevalgom tų nesveikų, o derinam, aš sakau, pavyzdžiui, alyvuogė su feta sūriu galėtų būti puikus užkandis, vėlgi baltymas su angliavandeniu arba baltymas su riebalu galima derinti. Tai va tokia ta lėkštė ir tai atrodo mums kaip ir paprasta, bet tai yra dažnai labai didelis iššūkis, nes o kaip aš neturiu laiko gaminti, kaip aš čia viskas pasidarysiu ir panašiai. Tai čia galbūt ir ta vieta yra pagalvoti apie tą laiką savo skirti, ar ne, kai tai yra svarbu, tai apie mane, nes mes galim labai fainai sudėti maisto dėžutę savo vaikams, ar ne, bet kodėl mes negalim paruošti maisto dėžučių ar maisto savo vyrui, pagaliau tas pats maistas gali būti visai šeimai skiriamas, čia nėra kažkokios izoliacijos tik tau. Taip. Tai gal ten vaikam vienokios daržovės, mums ten gal šiek tiek kitokios, jeigu yra poreikis. Tai bet faktas, kad kažkoks pagrindas, ten mėsa ar angliavandeniai gali tikrai būti tie patys. Tai va, tai tas reguliarus valgymas, jisai yra reikalingas, tai yra apie dėmesį savo reiškias energijai ir taip toliau. Yra judėjimas. Kita stebuklingos piliulės dalis. Čia irgi yra labai sudėtinga visiems pasirodo, nes pasivaikščiojimo neužtenka. Atsiprašau, faina vaikščioti, labai viskas gerai. Bet reikia ir jėgos treniruočių 2-3 kartus per savaitę, tikrai. Ir aš nekalbu apie štangas ar ten svorius, ten 100 kilogramų. Pradėkim nuo mažų svorių, didinti palaipsniui, tempimo pradimai, kardio. Tai yra dalis to ilgamžiškumo ir dalis tos savijautos, kaip mes jaučiame šiandien ir jausimės beje ateityje. Kita dalis yra poilsis. Vėlgi čia labai didelis iššūkis. Taip pat tas klausimas, kaip ilsėtis, ar ne? Ir manęs beje mano viena klientė ir paklausė, tai kaip čia ilsėtis? Nes pamirštam ilsėtis. Tai va tas leiskime savo ilsėtis, leiskime savo būti ramybės. Iš tikrųjų, tas poilsis labai įdomus momentas, nes ne visoms reikia meditacijų, ne visoms reikia žiūrėjimo į vieną tašką arba ten pamiegoti po pietinio miego, ar ne? Kitoms tas poilsis kaip tik sėdu ant dviračio, kažkur nuvažiavau, išėjau pasivaikščioti su šuniu. Poilsis yra apie jūs, apie tai,
kas jums yra poilsis. Bet atsijungti, paleisti savo mintis, pabūti su savim. Tai va. Ir dar kas yra labai svarbu, man atrodo, gal net dėčiau į pirmą vietą, tai yra bendrystė, bendravimas su artimųjų rate, palaikymo komandos, ieškojimas, su kuo pasišnekėti, nelikti vienai. Tai čia tokia labai svarbi emocinė pusė, kuri yra reikalinga tam, kad mes geriau jaustumėmės. Ir tada jau ateina pakaitinė hormonų terapija, beje, yra ir nehormoniniai sprendimai, kurie egzistuoja. Ir ta dalis jau ateina kaip pagalba, tikrai auksinis modelis, tai yra pakaitinė hormonų terapija, bet tai jau yra pagalba, bet mes be viso šito būtų labai sunku, kad jin būtų efektyvi. Dar norėčiau pareflektuoti apie tą poilsį. Žodžiu, taip, labai geras klausimas, kaip teisingai ilsėtis, nes visos turime savo, poreikius, ar ne, vienos mėgsta Netflixą žiūrėti, kitos galbūt eina kaip tik sportuoti ir pailsi, trečios leidžia laiką su žmonėmis, kad nuo darbo mintis, reiškia, nuimti. Bet dabar klausau labai įdomų podcastą su Diary of CEO, su neuromokslininkė, žodžiu, ir jinai į visą prizmę žmogaus apskritai evoliucijos žiūri per būtent evoliucijos akinius. Tai reiškia, kaip žmogus anksčiau buvo, nes žmogui yra 200 000 metų ir mes kažkaip atsiradom šitame taške, ar ne? Tai reikėjo ir ilsėtis, ir dirbti. Ir kaip ilsėdavosi, vis tik tais gamtoje gyvenom. Ir tas poilsis buvo labai susijęs su gamta. Ir žmogus dėl to jaučiasi daug geriau, kai išeina į mišką pasivaikščioti, pabūna gryname ore, saulės gauna, galbūt išsimaudo ežere, upėje ar pasivaikšto. Tai tik kažkaip norėjau priminti ir padrasinti, kad mes dabar visi čia asfalto gyventojai ir ne miestuose gyvenam, bet reikia tikrai paskirti sąmoningą laiko praleisti gamtoje, nes tai nepaprastai gerai sugrąžina jėgas, nuramina mintis ir kiek įmanoma arčiau tos gamtos gyventi. Tai va, dar prieš pradedant tą įdomią temą apie vaistus, apie pakaitinę hormonų terapiją, noriu paklausti apie knygą. Rūta pati esigi parašė šitą knygą, mes šitą viską kalbam, bet turbūt gaunasi, kad mes čia labai prabėgom tik tais apie šios dalykus užsimenam, ar ne? Tai papasakok, parodyk gal savo knygą ir papasakok. Taip, mano knyga Viskas gerai, tai tik menopauzė. Manęs daug kas klausia, kodėl toks pavadinimas. Viskas gerai, tai tik menopauzė, aš būtent noriu pabrėžti. Visų pirma, su menopauze mes kiekvienas turim savo santykį, bet tik tai, nes aplinkui yra tiek daug dalykų, kurie vyksta šitą mūsų gyvenime ir mes neduokime tai menopauzai užvaldyti mūsų. Mėgaukime savo gyvenimu, vertinkime jį ir šitoj knygoj aš rašiau šitą knygą kaip moteris moteriai, tokią, kokį pati norėčiau perskaityti tada, kai jos nebuvo. Tada, kai pati ieškojau atsakymų. Ir čia yra tiek apie pakaitinę hormonų terapiją, apie pačius hormonus, tiek tos techninės dalies, medicinės dalies, bet taip pat yra labai daug palaikymo iš mano pačios išgyvenimų, mano klienčių pasidalinimų. Tai va, tai čia kiekviena moteris, aš tikiu, atras save. Beje, ją skaito ir vyrai. Beje, jie perka moteris jaunus savo mamoms ir dovanoja. Puikiai. Tai čia tokia, sakykime, sujungianti palaikymo komandas knyga ir aš to labai džiaugiuosi. Tai va, tai tikrai čia rasti galima nemažai informacijos ir nusipirkti ir knygos LT, ir knygynuose, ir kitose platformose galima. Ir beje, galiu pasakyti, kad planuoju taip pat išleisti ir audio knygą. O, labai gerai. Audiotekoje Nežinau kur, bet ne audiotekoje, bet bus galima audiotekoje paklausyti. Taip. Gerai, labai džiugu, nes dabar tikrai daug kas klauso jau, nebeskaito, klauso. Ir labai geras būdas irgi sužinoti puikios informacijos. Taip. Magnis.
Tai vienas svarbiausių mineralų žmogaus organizme, kuris dalyvauja daugiau negu 300 biocheminių reakcijų, atsakingų už nervų sistemos veiklą, raumenų atsipalaidavimą, energijos gamybą ir net hormonų pusiausvyrą. Deja, labai dažnai su maistu gauname nepakankamai magnio, net jei mityba ir subalansuota. Daugiausiai šio mineralo randama grūdinėse kultūrose, o dėl dažnos sėjos dirvožemis yra nualintas ir jame tiesiog nespėja atsinaujinti mineralinės medžiagos. Magnis būtinas tiek vyrams, tiek moterims, tiek vaikams. Vidutiniškai rekomenduojama paros norma yra apie 300-400 mg, o nešiosioms jo poreikis dažnai ir padidėja. Todėl tinkamai parinkta magnio forma gali būti ypač naudinga. Magnio trūkumą galima atpažinti iš nuovargio, miego problemų, raumenų trūkčiojimo, padidėjusio streso ar miego sutrikimų. Zenju Stressless magnio papildas išsiskiria tuo, kad jame yra naudojama ypatingai gerai pasisavinama magnio forma – magnio bisglicinatas, kartu su vitaminu B6 ir amino rūgštimi L-tianinu, kurie veikia sinergiškai ir padeda palaikyti nervų sistemą, mažinti įtampą, gerinti miegą ir skatinti natūralią organizmo ramybę. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie nori ne tik papildyti magnio atsargas organizme, bet ir ilgalaikės streso kontrolės, gilesnio, saldesnio miego ir ramesnių minčių. Keliaujam prie trečio didžiojo klausimų bloko. Tai pakaitinė hormonų terapija, ar ne? Daug mitų apipinta, labai daug mitų. Vienas iš tokių turbūt didžiausių, kad tai yra negalima, pavojinga, žodžiu, galbūt sveikatai, nes buvo prieš 20 metų atliktas tyrimas, ar ne, kurio metu neteisingai nustatė, surado ryšį tarp krūties vėžio ir pakaitinės hormonų terapijos. Ar ne? Ir dėl to dabar 20 metų, reiškia 2 dekados moterų negavo laikų pagalbos, nei joms gydytojai neskyrė šitų hormoninio gydymo menopauzės simptomams ir jos tikrai kankinosi labai smarkiai ir dabar, kai vėl iš naujo padarė tos tyrimus ir teisingai suinterpretavo, visai nebuvo atrasta jokio ryšio tarp krūties vėžio ir kad tai yra saugu ir indikuotina daugeliu atveju. Tai papasakokit šiek tiek, kaip čia yra su to gydymu. Hormonų terapija, visų pirma, taip, nėra tyrimų įrodančio, kad hormonų terapija, konkrečiai hormonų terapija gali sukelti krūties vėžį. Tai krūties vėžį tikrai gali, ryšys tarp krūties vėžio yra su nutukimu, alkoholiu, ar ne. Tai va čia, tai ten galima ir pasigilinti. Dabar hormonų terapija šiuolaikinė, jinai yra saugi ir gali būti skiriama praktiškai didžiai daugumai moterų. Bet vėlgi tai yra individualu, kiekvienas gydytojas turi įvertinti asmeniškai, yra tam tikri niuansai, vis dėlto jie egzistuoja. Tai kaip prieš tai minėjau apie baltymus, kad labai sunku žaliavą gauti, tai dabar su hormonų terapija yra panašiai ir konkrečiai su vienu produktu Lietuvoje purškiamas estradiolis, jo moteris yra sutrikęs tiekimas ir kokius 3-4 mėnesius reikia laukti. Tai čia yra irgi paklausa iš tiesų labai išaugusi. Tai kaip geras ženklas, tai toks bumas, moteris grįžo, gydytojai pradėjo rašyti hormonų terapiją. Tai va, tai yra, jinai visų pirma, ką noriu pasakyti, dažniausiai pakaitinė hormonų terapija skiriama tada, kada yra sutrikęs mėnesinių ciklas jau. Ne? Kol dar jisai yra stabilus ir ten pasireiškia tik pirmieji perimenopauzės simptomai, hormonų terapija nėra skiriama, yra renkamasi kiti keliai. Bet kai jau yra sutrikęs ciklas, tada galima būtų nereguliarus, tada galima jau tikrai svarstyti ir kalbėtis apie tai su gydytoju. Dabar jinai yra skirstoma, yra kelių rūšių. Tai yra viena sisteminė, tai kai yra skiriamas, jeigu moteris turi gimdą estrogenas, estradiolis ir progesteronas. Jeigu neturi gimdos, tai tik estrogenas, nors dabar yra gydytojai, kurie ir progesteroną skiria, net ir moterims, kurioms yra išoperuota gimda, dėl jo raminančio poveikio. Kita hormoninės terapijos rūšis, tai yra vietinė estrogenų terapija,
kuri yra tokios kaip tabletės dažniausiai į makštį, jos veikia vietiškai. Tai va, tai tokia jinai yra. Dabar grįžtant prie sisteminės. Tai yra skirtumas, kada jinai skiriama, kaip yra ciklas dar yra ir jau kai ciklo nėra, jau po menopauzės. Tai kai yra ciklas, tai maždaug apie 13-14 dieną yra skiriamas progesteronas ir jisai yra vartojamas kartu su estradioliu. Arba jeigu nėra ciklo jau, tai progesteronas vartojamas nuolatos kartu su estradioliu. Tai čia yra apie tą kūnų identišką hormonų terapiją, kai yra 2 atskiri produktai. Estradiolis, tai transderminis, tai arba purškiamas, arba gelio pavidalų Lietuvoje tokie registruoti, užsienį dar yra ir pleistrai. Pas mus pleistrus galima užsisakyti su vardiniu receptu. Ir yra progesteronas atskirai, tai mikronizuotas progesteronas geriamas kapsulėse. Tai jo dozės yra parenkamos individualiai. Tai va, pagal jūsų simptomus. Gydytojas turi su jumis turėti pokalbį, jeigu reikia atlikti tyrimus ir tada paskirti dozes. Toliau yra sintetinė hormonų terapija, aš ją vadinu sintetinė, nes joje yra sintetinis progestinas, ar ne, kuris skiriasi nuo mikronizuoto progesterono savo formulę. Tai čia yra vienos tabletės produktas, kuriame yra ir estradiolis, ir tas sintetinis progestinas. Tai va. Jinai irgi yra skiriama, jinai irgi yra pakankamai saugi, tai čia yra kiekvienos moters pasirinkimo klausimas. Ir gydytojo, kaip sakant, gydytojas parenka ir moteris apsisprendžia. Taip, dar ne? Taip, tai va. Tai šiuolaikinė hormonų terapija yra taip saugi, tik tai pačioms moterims reikia atsirinkti, kuri forma joms yra tinkamesnė. Gerai, tai dabar reiškia vis tik tais, kada renkasi moteris ar kada gydytojai paskiria sisteminė ir kada vietiška, kokie yra pliusai ir minusai vienos ir kitos? Gali skirti ir tą. Nes jeigu yra makšties sausumas, kuris nepadeda, pavyzdžiui, tu vartoji sisteminę hormonų terapiją ir sisteminė hormonų terapija jinai yra platesnio poveikio. Jinai, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, mikronizuotas progesteronas, jisai turi raminantį poveikį. Tada yra estradiolis, kuris irgi skiriamas, tai jie kartu karščio bangoms, tam pačiam nerimui, naktiniam prakaitavimui, tam pačiam libido gali padėti, daug smegenų rūkų įvairiems simptomams. Ir jeigu vis tiek išlieka makšties sausumas arba šlapimo takų infekcijos, tada gali būti papildomai skiriamas ir vietinis estrogenas. Tai va. Dar kiek žinau, testosteronas, nors skaitos vyriškas hormonas, bet moteris irgi jo turi ir irgi perimenopauzės metu jo gali labai sumažėti ir irgi jisai gali būti skiriamas, ar ne? Taip. Vėlgi, čia reikia labai atsargiai, reikia bendrauti su gydytoju, kuris išmano šitą sritį, nes testosterono reikia labai nedaug, labai nedidelės dozės, bet jisai taip gali padėti palengvinti tam tikrus simptomus, ypač kognityvinius ir tą patį libido. Bet visada rekomenduoju pasidaryti tyrimus ir pačioms tikrai nepirkti kremų iš vaistinių ar užsisakinėti iš iHerb ar atsisiųsti. Tai yra vis dėlto vaistas ir reikia labai atsargiai su juo elgtis. Tarp kitko, įdomus faktas, užsienyje jau kuo toliau to labiau populiarėja vyrų hormonų pakaitinė terapija, ar ne, testosterono pakaitinė terapija. Jis buvo visais laikais, bet kažkaip apie tai niekas nekalbėdavo, nes jau apie moterų šitos visus hormoninius pokyčius sunkiai šnekama, ar ne? Dabar tik paskutinius, nežinau, keliolika turbūt metų pasaulyje garsiau apie tai kalba, o apie vyrų tai iš viso, kas tiem vyram, žodžiu, gali būti. O testosteronas irgi krenta labai gyvenimo eigoje ir duoda labai stiprių irgi simptomų, kad ir vyriškumas krenta, ir produktyvumas, ar ne, visi kognityviniai
dalykai. Ir dabar, žodžiu, kad visai Amerikoje jau irgi pradeda apie tai šnekėti ir kad vyrai vartoja testosteroną ir tai yra labai normalus dalykas, net ir jaunam amžiui. Taip, ir labai efektyvu, bet aišku, vėlgi turi būti labai priežiūra gydytojo ir atliekami tyrimai. Pagal testosterono tyrimai ir tam, kad ji būtų skiriama. Ir reikia pakankamai taip žiūrėti atsakingai, bet faktas, kad tai gali labai stipriai padėti. Ir beje, mes vyrai kažkaip nurašo visą tai vidurio amžiaus krizai. Raudoni automobiliai sportiniai. Bet iš tiesų jie irgi yra pas juos andropauzė, tai vadinasi, kai testosteronas krenta ir jie irgi patiria ir smegenų rūką, ir nerimo, ir perdegimo tokius, ir streso didelius, depresijas, taip kad vyrai nebūkite visada vien tik stiprus, nevaidinkim jūs nesat irgi forever young, tai kreiptis pagalbos irgi reikia. Taip. Ir labai padeda ir pagerina gyvenimo kokybę šitas dalykas. Taip. Rūta, dar noriu paklausti, iš tikrųjų, kodėl yra taip tada stigmatizuojami tie pakaitinė hormonų terapija, visos moteris taip bijo, taip nenori, ar kokia realiai to priežastis, apart to, kad kažkada pasklido tą antis apie krūties vėžio sąsajas, dabar išaiškino, kad taip nėra, bet vis tik kokia yra savijauta pradėjus vartot, kokie galbūt šalutiniai poveikiai, ką reikėtų žinoti jau ruošiantis šitam etapui? Aš galiu savo pačios pavyzdį papasakoti, kai aš pradėjau vartoti pakaitinę hormonų terapiją. Šiaip aš žinojau, kad aš sunkiai toleruoju sintetinius progestinus. Man prasidėdavo tokia kaip panikos priepuoliai, dreba rankos, toks atvirkštinė reakcija, nes jie gali turėti tokį poveikį. Ir man pradžioje buvo tas pats su hormonų terapija, kurią man paskyrė, tai tabletė, ta su sintetinė. Tai organizmas, jisai užtrunka, kol jis adaptuojasi. Tai aš maždaug pasikankinau kokius 3 mėnesius ir po to jau pakeitėm kūnų identišką ir mano gyvenimas pasikeitė iš esmės. Tai reikia sekti savo simptomus ir taip kūnas užtrunka, kol jis adaptuojasi. Taip reikia kantrybės, šalia mes integruojame visą gyvensenos pokytį, mitybos pokytį. Bet jeigu po kurio laiko 3-4 mėnesiai vis tiek blogėja ir dar blogiau, tikrai nereikia kentėti. Tada einam pas gydytoją, persižiūrim savo dozes, galbūt reikia pakeisti kitą produktą ir testuojam. Nes man atrodo dabar jau ir pas mus menopauzės klinikoje ir kitose klinikose žinau, kad paskyrus hormonų terapiją, sekantis vizitas yra po 3 mėnesių. Tai tas monitoringas, tas stebėjimas, jisai yra būtinas, reikalingas. Dėl to, kad mes niekada nežinome, kaip organizmas gali reaguoti. Kaip ir bet ką, nebūtinai net ir hormonų terapijai, bet kokius vaistus. Tai čia moteris labai bijo, nes atrodo, aš taip pagalvoju, kodėl nebijo ten vartoti tų pačių skydliaukės vaistų, tai irgi tai yra hormonai, o bijo šitus. Tai čia galbūt tas stigmos, tie seni mitai, labai daug baimės ir įvarė. Ir kai tu bijai, dar ir tas sustiprint gali neigiamą tą poveikį. Tai duokim laiko organizmui adaptuotis. Tai vienoms greičiau, kitoms lėčiau, stebėkime ir eikime pas gydytoją kaskart pasitikrinti. Man tai dabar kažkoks šovė toks prisiminimas, nežinau, sąsaja su tais hormonais apskritai, dėl ko moteris bijo, tai kažkokį tokį esu girdėjus, kad svorio priaugama. Bet tai yra mitas. Čia yra tikras mitas. Svorio mes priaugame tikrai dažniausiai ne nuo hormonų terapijos. Galbūt pradžioje ten būna kažkiek vandens galbūt daugiau sulaiko, ar ne? Toks pojūtis. Galėtų tinimo, galbūt kitoms kaip tik tinimas dingsta. Tai labai individualu ir sakau, kitoms kaip tik atrodo, kad toks drenažas įvyksta, o kitos jaučia tinimą. Čia lygiai taip pat kaip ir su kokiu papildu, tuo pačiu kreatinu, ar ne? Kaip savo, aš ten tinstu nuo kreatino. Tai klausimas, ar tikrai nuo kreatino tu tinsti. Taip, galų gale
tarp kitko, aš irgi pradėjau vartoti, čia seniau jau prieš beveik metus tą kreatiną ir buvau ta, kuria iš tikrųjų ir pilvą pūtė ir tikrai jautėsi tas vandens susilaikimas, bet aš aktyviai sportuoju, tai man netgi matėsi ant išryškėjusių raumenukų tas, žodžiu, bet per kokį mėnesį susinormalizavo ir viskas gerai. Tai normalu yra adaptacinis periodas prie papildo ar prie vaisto, jau labiau yra visiškai normalu ir tai kokią naudą po to atneša ir kaip gerai būna iš tikrųjų, tai tikrai verta pralaukti. Aš apskritai pakaitinę hormonų terapiją žiūriu ne tik dėl simptomų lengvinimo, bet ir dėl ateities lygų, sakykime, tos išvengimo, ar ne, kiek galima. Tai pagalvokime ir apie širdies kraujagyslių ligas, nes estrogenų receptoriai jie yra visam organizme, ar ne, ir progesterono receptoriai, ir testosterono. Ir jie niekur nedingsta. Taip, jie po to adaptuojasi, jie ten negauna to savo kūro ir jie ten nusimena, bet iš principo jie yra ir širdies ir kraujagyslėms, tarp kitko hormonų terapija, kai tas tyrimas ir buvo atliekamas, jinai ir buvo taikomas, jisai dėl būtent širdies ir kraujagyslių ligų. Tai ir įrodyta, kad hormonų terapija gali sumažinti šitas rizikas. Tai vien dėl to. Toliau atliekami tyrimai ir dėl Alzheimerio, ir dėl demencijos. Dar jie nėra iki galo patvirtinti, kaip iš tikrųjų veikia hormonų terapija. Bet taip, mes čia galime irgi galvoti, kad tai galėtų prisidėti prie šitos ligos išvengimo. Ne? Osteoporozė, sarkopenija, tai mes tikrai, čia nėra stebuklinga piliulė, bet pridėjus visą tą, ką jau išvardinom prieš tai, tikrai galim savo padėti išvengti tam tikrų ligų. Tai va. Ir dar tokį vieną gal svarbų dalyką paminėti, aptarti, kažkaip moteris, nežinau, mes linkusios gal nepagalvoti ir apie mūsų santykių kokybę, ar ne, to pačio santykių su vyru, galbūt tą libido, ar ne, santykių su žmonėmis apskritai ir būtent per tos estrogeninius receptorius pakaitinė hormonų terapija padeda ir su šitais dalykais, labai vėl atgimsta noras, žodžiu, artimiau santykiauti, nes vis tiek su amžiumi šitas dalykas slopsta dėl tų pačių hormonų kritimo, ar ne, tai tas yra labai labai svarbu palaikyti ir artimą ryšį, ir bendravimą su žmonėmis, nes irgi turi daugiau energijos, tai jau čia toks, kaip sakyti, indėlis į santykius tiek su partneriu, su vyru, su vaikais ir su aplinkiniais žmonėmis. Tai atsigauni ir daugiau nori bendrauti ir palaikyti, puoselėti ryšį. Taip. Santykiai iš viso yra toks labai įdomus laikas santykiams. Beje, aš knygoje atskirą skyrių net parašiau būtent apie tą, kad kaip susitinka ir vyras, ir moteris šitam laikotarpiui, nes vyrui irgi prasideda hormoniniai pokyčiai, moteriai taip pat. Ir kaip mes turėtume apie tai dviese susėdę pasikalbėti, išsiaiškinti. Ne tai, kad kaltinti vienas kitą, tu ten be nuotaikos amžinai susiraukus, arba tu ten toks ten sėdi su alum prie teliko ištisai. Ne viens kitą spausti, o atvirkščiai galbūt tai yra momentas pasikalbėti ir išsigryninti, kas mums šiuo metu yra svarbus. Ir atsidaryti iš tikrųjų miegamojo duris plačiai fantazijoms ir eksperimentams ir leisti savo būti savimi. Taip, nes čia dar niekas nepasibaigė, kaip tik prasideda, sako jis kai kurio moteriam. Tai aš manau, kad šitas aspektas labai svarbus, nežinau, aš tokia gal idealistė santykių atžvilgių, bet aš manau, kad santykiai su vyru turėtų būti aukščiau net negu santykiai su vaikais, tam tikrą formą pavadinkim, ir jeigu vis tik dar tikim ir idealizuojam, aš tikiu ir idealizuoju meilę iki gyvenimo galo, kažkaip man taip atrodo, kad reikia labai daug investuoti tos santykius ir jeigu kitai pusiai ypač tai yra svarbu ir reikšminga, negalima tikrai užsidaryti ir atskiriuose lovose miegoti ir reikia spręsti šią problemą, jeigu jinai yra ir hormonų terapija yra galbūt vienas iš puikių sprendimo būdų, ar ne? Taip. Nes grįžta noras vėl turėti santykių, grįžta libido, seksualinis visas potraukis, galų gale fiziologiniai simptomai, ar ne, gleivinės, kaip sakant, atsistato irgi. Tai
čia toksai svarbus, nedidelis, bet labai svarbus dalykas, manau. Bet nedidelis, o labai didelis ir vienas iš pagrindų, sakyčiau. Gerai, priminė moteris, gerai. Nes jeigu kalbam apie tai, kad net moteris dauguma nežino apie tą perimenopauzę, menopauzę, nesupranta, kas vyksta, tai ką gali vyrai žinoti, jeigu net pačios mes apie save nežinom, ar ne? Tai kaip mūsų vyrai gali žinoti ir galbūt tikrai čia pastoviai be nuotaikos, suirzus, čia nais neprisileidžia moteris ir pasikalbėjus apie tai, paaiškinus, kas vyksta, galima išsaugoti daugelį santykių, santokų ir vidutinio amžiaus krizių mažiau bus su raudonais sportiniais automobiliais ir kitais dalykais, ar ne? Taip. Tai išsiaiškinam, kad pakaitinė hormonų terapija yra saugi ilgalaikiam vartojimui, tai kaip suprantu, ir iki menopauzės, ir po menopauzės, ir praktiškai iki gyvenimo galo. Taip. Galima. Dabar naujausios rekomendacijos teigia, kad galima vartoti tiek, kiek reikia, bet vėlgi su gydytojo priežiūra. Tai tikrintis reikia ir aš sakyčiau, jeigu vartojant hormonų terapiją, tikrintis reikia iš pradžių ten kas 3 mėnesius, vėliau rečiau, bet bent jau kas metus tai tikrai apsilankyti pas ginekologą ir pasižiūrėti, ar viskas jums ten tvarkoje. Bet pas ginekologą kas metus apsilankyti apskritai bet kokio amžiaus moteriai yra rekomendacija visą laiką. Taip. Tai čia toks jau... Taip norėtųsi. Kaip dantų higiena ir tai čia profilaktinis toks turi būti tikrinimasis. Gerai, dabar norėčiau labai pakamantinėti apie papildus. Tai vat, kadangi dar daug kas vis tik tais palieka kaip paskutinė instancija, ar ne, tą pakaitinę hormonų terapiją ir dar bando ieškoti tų lengvesnių būdų prie maisto, miego, mitybos, sporto. Kokius papildus gali rinktis tokios moteris, kas iš jūsų praktikos pasiteisino, ką pati rekomenduojat? Visų pirma, papildas yra tam, kad papildyti kažką, ar ne? Tai reikia pasidaryti kraujo tyrimus ir pasižiūrėti, ar mums tikrai nieko netrūksta, o gal kai ko yra ir per daug. Tai tas profilaktinis kraujo tyrimas, jisai reikalingas vėlgi, aš sakyčiau, kas pusę metų, jeigu jaučiami simptomai, arba kas metus, tai jau čia tikrai. Pagrindinius tokius rodiklius, ką aš labai norėčiau, kad atkreiptų dėmesį, tai yra feritinas. Ir feritino labai yra didelė plati skalė. Tai perimenopauzėje, aš sakyčiau, feritino optimalus skaičius yra tarp 50-80. Tai yra pakankamai aukštas. Dar truputį tik klausytojams primenam, kad feritinas tai yra geležies atsargos organizme. Taip, geležies atsargos, nes jos yra mūsų reikalingos būtent hormonų balansui. Tai vat feritino turėkime omeny, kad turi būti aukščiau negu žemutinės skalės. Toliau yra vitaminas D, kuris labai svarbus, jo irgi nereikia perdozuoti, nes esu mačiusi tikrai kraujo tyrimų, kur moteris ateina super dideliu kiekiu, bet jo ir taip pat dažnai pas mus trūksta. Kitas yra vitaminas B12 ir B6, tai B12, B6, labai reikia atkreipdėmės irgi, kad nebūtų per daug. Tai čia tokie pagrindiniai, į kuriuos galbūt siūlyčiau atkreipti dėmesį. Toliau yra magnis. Magnis kraujo tyrimas, jisai nėra, sakykime, neparodo situacijos. Neparodo situacijos, bet magnis yra vienas iš tų papildų, kuriuos aš tikrai rekomenduoju vartoti praktiškai nuolatos. Labai gerai. Jo, magnį nuolatos, vėlgi jo yra įvairių formų, atsižvelgiant į tai, kokius simptomus mes norim lengvinti, tokį mes papildą formą renkamės. Populiariausias dabar yra magnio bisglicinatas, jisai yra vartojamas vakarais, kartais aš siūlau ir paimti kapsulę ryte, jeigu yra tikrai stipresnė įtampa. Tai magnio bisglicinatas nerimui, nemigai, tikrai energijai jisai padeda. Kitas dar yra magnio L-treonatas, jis dar mažai ne iki galo ištirtas, bet kaip kognityviniai funkcijai, atminčiai, jisai yra tikrai geras
magnis. Ir manau, čia ateityje jisai bus patvirtintas, taip pat kaip ir priimtas, pas mus beje Lietuvoje magnio L-treonato labai nedaug. Aš pasakysiu, kodėl. Todėl, kad magnio L-treonatas, kadangi, kaip pati paminėjot, pakankamai nauja forma skaitosi, jisai ES yra traktuojamas kaip naujas maistas. Tai nėra notifikuojamas pardavinėjimu kaip maisto papildas. Bet yra patentuotas produktas, kuris vadinasi Mactein. Ir kadangi tai yra patentuotas produktas ir su juo yra, žodžiu, jau padaryti tyrimai, tai šitą būtent Mactein formą vienintelę magnio L-treonato gali pardavinėti ES. Tai yra toks, žodžiu, sudėtingas niuansas. Ir tų tiekėjų yra gal tik tais, nežinau, porą ES ir prie jų prisikasti sunku ir tik tais didėjai prekiniai ženklai galbūt gali, žodžiu, susisiekti su jais ir pardavinėti. Tai yra labai iš tikrųjų brangiai žaliava, dėl to ir tas, kiek matėt papildų rinkoje, kelis turbūt ir jų tikrai kaina yra gerokai aukštesnė negu įprastų magnio papildų, tai viskas čia yra tokia šiek tiek politika, pavadinkim, bet taip, pats magnio L-treonatas yra dar skaitomas kaip naujas maistas, tai yra, žodžiu, per jauna medžiaga, kad jį būtų galima traktuoti kaip tokį kasdienį maisto papildą ir dar turi praeiti aibę tyrimų, kad ES maisto ir maisto papildų administracija patvirtintų jį. Supratau. Tai ačiū atsakyti klausimą, nes aš pati vis karts nuo karto klientėm noriu rekomenduoti L-treonatą ir galvoju, bet kaip taip Lietuvoje dar jo ir neturim. Tiek, galima rasti, bet ne tiek daug. Ir iHerb, atkreipkite dėmesį, jeigu perkat, tai irgi Mactein dažniausiai bus paminėta, nes tokios taisyklės. Tai va, tai magnis yra reikalingas, toliau omega-3. Nes omega-3 taip pat, kadangi, aš kaip sakau, menopauzės laikotarpis yra iš principo uždegiminis procesas vykstantis mūsų organizme. Tai omega-3 praktiškai galima vartoti nuolatos. Vitaminas D plus K2. Tai čia, šitie 4 yra 3, 4, nes vitaminas D plus K2 eina kartu, yra toks kaip bazė, ar ne? Va, o toliau labai individualiai, dar kretinas. Kretinas, norėjau sakyti, trūksta kažko. Taip, galvoju, ko nepasakiau, tai kretinas. Kretinas tai naujas, dabar vėlgi trendas toks, ar ne, labai visi, bet reikia labai žiūrėti, kad kretinas būtų švarus, švari jo sudėtis, dėl to, kad kitą kartą tuos pačius tinimus ar alerginės reakcijas gali sukelti ne pats kretinas, o medžiagos, kurios yra tame produkte. Dėl to, kad mūsų apskritai, kaip aš pasakiau, uždegiminiai procesai atsiranda, tai tas netoleravimas tam tikrų medžiagų, tam tikro maisto netgi, jis tik padidėja šitam laikė. Tai labai žiūrėti reikia apskritai papildus rinktis švarios sudėties. Visiškai jums, žinokit, taip pritariu, taip džiaugiuosi, kad specialistas taip ir sako, nes mūsų misija, Zenių maisto papildų misija yra kaip įmanoma švaresnės tas sudėtis, be jokių ten priedų, dažiklių, kvapiklių jau net nekalbu, bet kaip ir įmanoma ten sumažinti visokias ten mikrokristalinės celiuliozės, tas užpildus, pavyzdžiui, mes keičiam į ryžių miltus, ta prasme, jau visiškai natūralius ingredientus. Tai čia tas, ką aš išvardinau, o toliau yra labai individualiai ir aš visada vengiu minėti kažkokius konkrečius papildus, dėl to, kad žinau, kad moteris paklauso, nusiperka, išleidžia tos pinigus. Apskritai menopauzės marketingas yra dabar labai aktyvus ir labai noriu to atkreipti dėmesį į sąmoningumą. Ne viskas, kas yra marketingas, yra tiesa ir žiūrėkit, kas tinka jums. Nes net ir maisto papildai gali ir pabloginti simptomus. Tai čia tie papildai, apie kuriuos aš užsiminiau, tai yra reikalingi ne tik menopauzai, perimenopauzai, bet turbūt ir daugumai žmonių apskritai vartoti. Taip, čia toksai švenčiausia, kaip aš sakydavau anksčiau, švenčiausia trejybė, omega, vitaminas D, magnis, tai dabar iš tikrųjų vos netampa toks švenčiausias penketukas, nes kretinas tikrai labai šoktelėjo
į tas 5 gretas. Anksčiau jis buvo mėgstamas, pavadinkim, sportininkų, jo, bet po to atrado, kad jis turi tikrai labai daug teigiamo poveikio apskritai ir nesportuojančio netgi žmogaus organizmui, tai yra ir kognityvinės funkcijos, ir visa energijos gamyba, ir nes jisai tam tikras jo kiekis natūraliai yra kaupiamas organizme, ir tai yra energetinė atsarga raumenyse, kepenyse, žodžiu, tai faina, kad toks natūralus produktas atrado, reiškia, vietą maisto papildų nišoje. Ir dar yra adaptogenų grupė, iš tikrųjų, kurią norėčiau paminėti ir kuri yra labai individualiai irgi parenkama, bet labai daug irgi populiari ašvaganda šiuo metu. Taip, kam padeda ašvaganda yra labai gerai, bet yra tam tikros situacijos, kaip, pavyzdžiui, skydliaukės problemas, nors girdėjau, kad kai kurie endokrinologai sako, negalima ir prie skydliaukės vartoti ašvagandą. Bet ašvaganda vėlgi vienas iš tų papildų, kurie galėtų padėti nerimui, miegui, pagerinti ir taip toliau. Atsparumą stresui. Man dar labai patinka tulsi, šventasis bazilikas, jisai irgi labai turi tokį gerą raminantį poveikį, tai aš jį irgi, kai matau, kad moteris turi tokio nerimo išreikšto didesnio, tai jį irgi galima būtų pavartoti, radiolą. Tai tokie adaptogenai ir jie ir cukraus balansui sureguliuoti tinka. Tai yra adaptogenų tokia grupė ir yra, kaip žinia, fitoestrogenai, tai soizoflavonai, tie patys raudonieji dobilai. Čia jau kaip kam tinka ir patinka. Bet labai reikia atkreipti dėmesį, kad tai būtų standartizuoti ekstraktai, kad būtų pakankamas kiekis kapsulėje. Ir žiūrėkit, kai ten matot menopauzės produktas ir jame pridėta didelis sąrašas įvairiausių ingredientų, pasižiūrėkit, ar tikrai ten pakankama dozė yra. Nes dažnai būna tos mišrainės su labai dideliais pažadais, bet realybėje tai tik tai pinigų švaistimas. Minimalios dozės būna, arba aišku, tada reikia ten 6 kapsulės praryti ir tada to buteliuko ten vos net 2 savaitėm užtenka. Čia irgi reikia labai žiūrėti ir kainos kokybės santykį. Žodžiu, aš tai mokau savo bendruomenę ir maisto papildų vartotojus, kad ir jūsų labai didelė atsakomybė yra ne tai, kad pirkti, ką parekomendavo influenceris ar netgi ką aš pasakiau, o įsigilinti dozes, į dozuotės, kiek jums reikia pagal jūsų gyvenimo būdą, ar tikrai to papildo reikia, o ne tai, kad ten trūksta energijos ir iš karto pirkti. O čia, o kaip jisai veikia, per kokį mechanizmą, tai aš tikrai labai perduodu kamuolį ir į vartotojų rankas, ne tik į pardavėjų, į verslininkų. Nes mūsų tikslas nėra parduoti, iškišti jums prekę ir kad, žodžiu, viskas viso gero. Ne, aš noriu, kad mano klientai vartotų ir grįžtų pas mane. Mano toks tikslas, tai reiškia, jie turi jausti poveikį, jie turi būti patenkinti produktų, jie turi vartoti tada, kada jiems reikia, kada jiems trūksta, o ne šiaip sau, bet kada, nes tada poveikio nejus arba nedaug dievė dar pakenks savo. Tai taip, čia daug tokių niuansų, bet pagrindinė vis tik tai piliulė, kaip ir minėjome, mes pačios, ar ne? Gerai, aptariam apie gydymo metodus, korekcijos metodus, ir pereinam į pabaigos dalį ir noriu tokį gražų klausimą iš karto užduoti, tai menopauzė, tai pabaiga ar pradžia? Menopauzė tikrai nėra pabaiga, aš vadinu tai galimybių metas ir visada prisiminkite, kad amžius yra mūsų supergalia. Išnaudokime savo patirtį, atidarykime savo miegamųjų duris, atidarykime savo širdis, įsileiskime kuo daugiau bendrystės, bendravimo, pozityvo ir pamatykime tas savo galimybės. Ir jos tikrai mumise gyvena. Ir tiesiog atrasti save iš naujo. Atrasti save iš naujo, kad ir kartais tikrai būna sunku, bet po truputį, mažai žingsneliais, kiekvieną dieną, kažkur į priekį painant, tikrai galima susikurti savo gražų gyvenimą. Ir čia tikrai ne pabaiga. Taip, tikrai pritariu, nuostabūs žodžiai.
Ir pačiai pabaigai mes turim rubriką visą laiką, kurios klausiu visų savo pašnekovų. Keli klausimai apie juos pačius, kad mūsų žiūrovai galėtų geriau su jumis susipažinti. Tai yra, kokia jūsų gyvenime didžiausia įtaka ar nežinau, padariusi knyga ar knygos, kokia asmenybė ar asmenybės jūs labiausiai įkvepia kasdienybėje ir kokių podcastų klausote ar tinklaraščių skaitote, kokius žmonės rekomenduotumėt pasekti mūsų klausytojams? Na, man iš podcastų jūs minėjo The Diary of CEO, man labai jisai patinka ir labai patinka, kad kalba įvairiausiam temom, tiek finansais, investicijom, sveikatingumo. Ta prasme, jisai tikrai labai platus ir man labai patinka, įdomu. Man tai labai gražu žiūrėti, kaip jisai veda, nes aš mokausi vedimo iš jo. Ir jo toks, labai įspūdinga ir labai pašnekovai visada įdomus ir būna tos 3 valandai tie podcastai, bet per kelis kartus kažkaip visai fainai susiklauso. Asmenybė, kuri mane įkvepia, man patinka Mel Robbins, man patinka jos energija, paprastumas, autentiškumas. Jinai tikrai yra, wow, moteris ir aš... Ir ta knyga nuostabiai parašiusi. Taip, ir ne vieną, ir aš jos podcastus žiūriu, ir aš iš jos mokausi ir viešo kalbėjimo, ir bendravimo, ir to paprastumo, tai man labai jinai patinka. Aš ją seku. Knyga, žinot, kokia knyga man paliko didelį įspūdį, dabar galvoju, nes yra kelios, o ypatingai turbūt ta Dr. Mosconi knyga apie smegenų, menopause brain, angliškai vadinasi, būtent apie smegenų pokyčius menopauzėje, nes man tai yra labai įdomi sritis, man yra labai įdomu, kaip jos keičiasi mūsų asmenybė ir pat būtent tą mokslų, tą neuromokslų pagrįstą teoriją. Tai man jinai patiko. Tai va. Ir kitos mano mylima Mary Claire Gehaver, daktarė amerikiečių, man labai aš semiuosi. Šiaip aš semiuosi iš ten labai daug. Taip, aš irgi su visą deramą pagarbą Lietuvos kūrėjam ir rašytojam ir viskas tik užsienio literatūra, jinai tokia būna tikrai įvairiapusiškesnė, įsigilinta labiau, aišku, jie turi daugiau resursų, čia yra normalu, taip. Bet aš irgi daug visko semiuosi iš amerikiečių rašytojų, tinklaraščių, podcasterių ir net papildų rinkoje seku daugiau, kas vyksta užsienyje, nes žinau, kad po kažkiek metų ateis pas mus. Taip. Tai vis tiek jie truputį ten į priekį pažengti. Taip, nieko nepadarysi normalu. Tai ką, Rūta, ačiū, labai įdomus pokalbis, aš turiu jums dovanėlių. Štai, kaip žinodama, aišku, nemeluosiu, aš žinau, ką pasakys protingi žmonės, kokius papildus rekomenduos, nes tai vis tiek daugiausiai mokslinio pagrindimo jau turi, tai aš tuos ir sudedu, tai yra omegos, didelė labai koncentracija, kaip ir minėjau, labai svarbu, kaip daug jų pakankamai gauti, nes nedaug mes tos riebios žuvies čia savo plotmėse vartojam. Magnio bisglicinatas. Super. Su L-teaninu irgi šiek tiek paramina ir su vitaminu B6, kaip ir paminėjote. Ir L-teaniną irgi labai rekomenduočiau vartoti papildomai. Taip, jisai iš tų visų raminančių, natūralių, tai skaitomas vienas daugiausiai įrodymų turintis ir tikrai veikia. Aš tiesiog vakare... Su magniu nerealus kombo. Ir labai jaučiasi, iš tikrųjų suvartoja ir tu realiai pajunti, kad po kokios 45 minutės, kiek įsiveikia iš tikrųjų aprimsti, taip jau mintis lengvesnės, tai geras kombo tikrai. Ir vitaminas D3 plus K2. Fantastikas. Ir dar čia tokių, dar mūsų draugų moja mačia yra mačias įdedu ir dar čia kitų dovanėlių. Ačiū labai. O aš savo ruoštu irgi savo knygą padovanosiu. Ir tikiuosi, kad bus naudinga ir paskaitysit ir pasidalinsit ir su sese ir su draugė. Aš kai pasakėt, kad gera dovana, tai galvoju, reikės nupirkti vieną, tada padovanoti, nežinau, mamai arba sesei ir tada sakyti, kad skaitom kartu toliau. Tai va, Rūtos knyga. Ačiū. Ir pasiekite Rūtą būtinai Instagrame, Age Brave. Taip. Ir labai fainas pokalbis, manau, kad bus labai naudingas. Ačiū ir iki kitų susižiūrėjimų.